Penktadienio sausio 20 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono savivaldybės tarybos nariai lankėsi akcinės bendrovės Kauno Energija Jurbarko šilumos tinklų filiale, kur susipažino su būsimomis investicijomis į Jurbarko šilumos ūkį. Buvęs jurbarkietis, Lietuvos krepšinio federacijos jaunimo rinktinių vyriausiasis treneris Rolandas Radvila nori Jurbarke skatinti domėjimąsi merginų krepšiniu. Visoje Lietuvoje sparčiai populiarėjančius robotikos užsiėmimus galima lankyti ir Jurbarke. Vakar akcinės bendrovės Kauno Energija Jurbarko šilumos tinklų filiale rinkosi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, kuriems buvo pristatytas investicinis Kauno Energijos planas 2017-2020 metams. Po savaitės vyksiančiame rajono savivaldybės tarybos posėdėje rajono politikų bus prašoma pritarti ne tik šiame plane numatytoms atlikti investicijoms, bet ir įpareigoti administracijos direktorę Vidarę Kešienę šį planą pasirašyti. 2015 m. vasario 19 d. vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdėje taryba buvo pritarusi 2015 m. šilumos tiekėjo investicijoms, kurių dydis siekė 2 139 000 eurų. Naujame plane numatytų investicijų vertė siekia 1 352 000 eurų. Pasak Jurbarko šilumos tinklų filialo direktoriaus Dariaus Virvilo, projekto, kurį įgyvendins ir finansuos Kauno Energija metu, bus ne tik atliekami pastatų remonto darbai, bet ir statomas dar vienas biokatilas. Numatomi papildomi darbai, tai antros eilės sumontavimas, tai biokuro katilas 3 MW ir ekonomaizeris. Taip pat numatomos nemažos investicijos į katilinės pastato remontą, pastatų pačių remontą ir taip pat į vieną iš stambesnių investicijų, kaip kasmet, tai pačių tinklų remontas ir keitimas tinklų trasų keitimas naujomis. Tai čia būtų pagrindiniai darbai kitų metų. Be jau filialo direktoriaus išvardintų darbų projekte dar numatyti ir šilumos apskaitos prietaisų, kompiuterinės bei kitos įrangos nereikalaujančios montažo įsigijimas. Jurbarko rajono savivaldybė yra Kauno Energijos akcininkė. Todėl tam, kad toks investicinis planas būtų įgyvendinamas, reikalingas rajono tarybos pritarimas. Pasak rajono mero Skirmanto Mockevičiaus, kad tarybos nariams tiek posėdžio, tiek ir komitetų metu liktų mažiau klausimų ir buvo surengta ši ekskursija po akcinės bendrovės Kauno Energija Jurbarko šilumos tinklų filialą. Kiekvieną kartą, kada Kauno Energija nori investuoti Jurbarko šilumos tinkluose, reikalingas savivaldybės tarybos pritarimas. Ir artimiausiam tarybos posėdį mes svarstysime tokį investicijų planą ir šiandieną supažindinami tarybos nariai su šiuo planu ir realiai rodoma, kas bus investuojama, taip pat su naujuoju biokuro katilu, kurį visi apžiūrėjo, nes iki šiol nebuvo galimybės apžiūrėti, tai parodė, kaip jisai veikia, kaip planuojama pagerinti šio katilo veikimą. Taip pat apie tai, kad dar vieną mažesnio galingumo katilą nori pastatyti. Manau, kad realiai pasižiūrėjus lengviau kalbėti tarybos posėdyje, matant dokumentus. Sausio 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius savo kabinete priėmė Lietuvos krepšinio federacijos jaunimo rinktinių vyriausiąjį trenerį Rolandą Radvilą. Šiame susitikime taip pat dalyvavo Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius Karolis Bauža bei krepšinio komandos Jurbarkas, žaidžiančios regioninėje krepšinio lygoje vadovas Darius Kalinauskas. Susitikime daugiausiai dėmesio buvo skirta siekiui Jurbarke atgaivinti jaunųjų krepšininkų rengimą bei ypač skatinti mergaičių krepšinį.
Rolandas Radvilas savo pagalbą siūlė Jurbarko mokyklose, skatinant mergaičių susidomėjimą krepšiniu bei dalinosi patirtimi, kaip kartu su profesionaliais krepšinio treneriais panaši veikla vykdoma kitose šalies mokyklose. Kita tema paliesta šio susitikimo metu buvo susijusi su galimybė sutvarkyti vieną krepšinio aikštelę Jurbarko mieste. Lietuvos krepšinio federacija jau ne vienerius metus ieško rėmėjų, kurių pagalba sutvarkomos viešose erdvėse esančios krepšinio aikštelės bei atiduodamos naudotis sportuoti norintiems žmonėms. Šiose aikštelėse įrengiama speciali danga, krepšinių stovai su lankais, įrengiamas apšvietimas bei kita reikalinga infrastruktūra. Susitikimo pabaigoje buvo paliesta ir dar viena labai aktuali ir opi problema – sportininkų, norinčių ir galinčių atvykti Jurbarkan treniruotis bei žaisti, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas. Pasak Rolando Radvilos, Jurbarkas turi vieną iš geriausių sporto salių, lyginant su kitais panašaus dydžio miestais. Tačiau norint, kad Jurbarke būtų rengiamos sporto stovyklos ar turnyrai trunkantys ne vieną dieną, sportininkų nėra kur apgyvendinti bei suteikti jiems maitinimo paslaugas. Kad ši problema yra aktuali, pritarė rajono meras Skirmantas Mockevičius. Tačiau atsakymo, kaip ją išspręsti, kuo greičiau, šiandien jis sakėsi nežinantis. Susitikimui pasibaigus Jurbarko žinių pakalbintas Rolandas Radvila sakėsi jaučiantis didelį norą savo gimtajame krašte turėti pilnai sukomplektuotą sportinę bazę. Mums asmeniškai ir man asmeniškai labai būtų smagu, kad Jurbarkas turėtų ne tik vaikinų merniukų, bet ir mergaičių krepšinį. Ir vien dėl užimtumų, kad mergaitės kažkuo galėtų, sakykime, tarpusavį pasivaržyti ir prižiūrėti save ir sportiškos, kad būtų. Kitas klausimas, kuris mes labai irgi norėtumėm paliesti, tai labai norim, kad Jurbarke turėtumėm kur gyventi, kad galėtumėm net rinktinių lygį atsivežti jaunimo, mergaičių, vaikinų rinktinės ir sportuoti. Nes Jurbarkas turi labai gerą salę, bet neturi kitos infrastruktūros, kaip pavyzdžiui gyvenimo sąlygų, maitinimo sąlygų, kad viskas būtų vietoj, kad nereiktų toli vežioti ir panašiai. Tai dar vienas klausimėlis, kurį mes pasiūlėm iš federacijos, kad kartu su miestu, su rėmėjais ir su federacija padaryti Jurbarko miestui aikštelę kokybišką krepšinį su šiuolaikiniais krepšiais, su stovais, su plastikiniam lentom, visą kapsulę. Ir mes tokią trišalę sutartį sudarytume rėmėjas, miesto savivaldybė ir Lietuvos krepšinio federacija. Mes dovanojam ten stovus ir jurbarkiečiai turėtų aikštelę, kur jaunimas, sakykime, nešlaistytųsi, bet turėtų vietą, kur ir į krepšį pamėtyti, nebūtinai ir jaunimas, gali ir kiti, mes tik tai už tai būtumėm. Lietuvos krepšinio federacijos atstovas labai džiaugiasi jurbarkiečių ryžtu žaisti regioninėje krepšinio lygoje. Tačiau jis sakėsi norintis, kad Jurbarke būtų ugdomas ne tik vyrų, bet ir moterų krepšinis. Mes labai džiaugiamės, kad Jurbarkas turi pagaliau ir komandą, kur jaunimas jau galės ateityje ir žaisti. Ir aš pats kartais atvažiuoju, matau, kad jau ir jurbarkiečių susirenka pasidomėjimas. Aš pats asmeniškai būčiau ir įsivaizduokit, iš Kauno atvažiuoju, kad jurbarkiečius pasižiūrėti, tai jiem patiems dar smagiau. Turiu omeny, kad vaikinai jau kažką turi. Jie turi porą trenerių, kurie dirba. Žinau, kad pradžia visiems yra sunkoka, nėra lengva, bet po truputį, jeigu mes sakom, per 4-5 metus surastumėm vieną kitą krepšininką geresnį, jau būtų didelis pasiekimas Jurbarkui ir reklama visos Lietuvos mastu, kad turim kažkokį tai krepšininką. Mergaičių skiriam todėl, kad mergaičių realiai mes nieko neturim. Ir kad mergaitės turėtų kažkokį pasirinkimą, kad galėtų lankyti, sakykime, ir aplamai kūno fiziškai kiekvienas norėtų, sakykime, čia nepaslaptis, kad aš pats matau, kad mergaitės irgi nori gražias figūras turėti, sportuoti, ar liaudiškai sakant, ir svorinių mes jokios bėdos nematom, bet jos neturi to pasirinkimo. Dėl to mums būtų smagu, kad Jurbarke būtų ir mergaičių krepšinių sekcija. Iš pradžių taip sutinku būtų nauja kažkas, nesakau, kad būtinai krepšinis, aplamai, kad sportuotų, bet jums ir merui daviau pavyzdį, turim Daugilę Šarauskaitę, kuri jau viena koja moterų rinktiniai ir jinai iš Jurbarko. O man širdis skauda todėl, kad jinai nefigūruoja Jurbarkas, figūruoja, kad Vilnius ją išaugino, o mes patys jurbarkiečiai nieko dėl to nepadarėm. Tai norisi, kad ateityje dar vieną kitą krepšininką mes surastumėm.
Visoje Lietuvoje sparčiai populiarėjantys robotikos užsiėmimai neaplenkia ir Jurbarko. Kiekvienas norintis save išbandyti, ne tik konstravime, bet ir programavime yra laukiami Lietuvos samariečių bendrijos įkurtame dienos vaikų užimtumo centre esančiame Daukanto gatvės gale, priešais Naujamiesčio pagrindinę mokyklą. Mes esam vaikų dienos centre, nuo šiol mes čia ir būsime. Noriu visiems pranešti džiugią naujieną, kad mes išsikėlėme į kitas patalpas, esame vaikų dienos centro 2 aukšte ir mus rasite čia. Kviečiame visus vaikučius konstruoti kartu su mumis. Užsiėmimus vedantis Tadas Norkaitis tvirtina, jog pats robotika susidomėjo vos prieš metus. Prieš metus man gimė noras išbandyti save pedagogio specialybėje, galbūt pozicijoje. Ir aš galvojau, kaip aš galiu sujungti savo gebėjimus, kurie man gerai sekasi. Tai yra mechaninius gebėjimus, skaityti gerai brėžinius ir savo išsilavinimą. Sujungti visą tai ir galbūt perteikti tas visas žinias vaikams. Tai vat ir gimė idėja pasinerti į tą vat robotikos mokslą technologijas. Ir mano užsiėmime vaikai konstruoja robotus, gauna instrukcijas, kuria robotus ir juos programuoja. Mes sprendžiame įvairias užduotis, sprendžiame įvairias problemas ir taip jūs lavinate perspektyvinį mąstymą, kūrybiškumą ir domimės naujom technologijom. Analizuojame kažkokią tai problemą. Mes aptarime, kaip ją išspręsti ir mes statome robotą. Pastatome panašią mašiną kaip šita, kuri turi priedą, kuris gali paimti kažkokį tai krovinį ir kažkur tai nuvežti. Mes pradžiai jį pastatome ir tada stengiamės jį užprogramuoti, kad jis atliktų tam tikrus darbus. Vaikams sunkiai sekasi iš pradžių užprogramuoti jį, tad jie lavina perspektyvinį mąstymą. Tai yra spręsdami problemų, klaidų ir sėkmingų bandymų metodų. Pašnekovas džiaugiasi ne tik augančių vaikų susidomėjimu šiuo užsiėmimu, bet ir tuo, kad kartu su jais konstruoti ateina ir tėvai. Augo susidomėjimas ne tik vaikų, bet ir tėvų. Tėvam irgi labai įdomu tai. Ir dar vienas labai džiugi naujiena yra, kad tėvai su vaikais konstruoja. Tai man labai smagu, nes tai lavina ir tą techninę žinias vaikų ir tuo pačiu bendravimu tarp tėvų, santykių šeimoje gerina. Sandra Milkaitytė prašo visus norinčius ateiti į užsiėmimus užsiregistruoti iš anksto, kad ir patiems netektų laukti eilėje ir mokytojams būtų galima iš anksto suplanuoti užsiėmimų tvarką. Visą sausio mėnesį kviečiame ateiti konstruoti kiekvieną dieną nuo 15 valandos. Trečiadienį padarėm dar papildomą laiką ir nuo 17 valandos. Kas lanko darželius, tai aktualu būtų mažiesiems mūsų, kad galėtų ateiti kartu su tėveliais po darbo konstruoti čia. Taip, norėtume, kad užsiregistruotumėte iš anksto, nes tikrai vietų skaičius yra ribotas, tai tiesiog dėl pačių patogumo, kad nereikėtų neradus vietos išeiti, o tiesiog būtų vieta palikta jums rezervuota. Taip, šiai dienai užsiėmimai yra mokami. Kaina yra konstruojant su vidų rinkiniu 5 eurai, su EV3 6 eurai asmenį. Tai yra vaikui, o jeigu kartu su tėveliais, tada sumuojama. Gera žinia tiems, kam minėti 5 ar 6 eurai yra pernelyg didelė suma. Nuo vasario mėnesio robotikos būrelio užsiėmimai bus iš dalies finansuojami iš neformalios švietimo veiklos krepšelio. Visi norintys lankyti šios užsiėmimus turi registruotis iš anksto bei pasirašyti atitinkamus dokumentus.
Nuo šių metų sausio 1 dienos gyventojai skambindami į savivaldybės priimamąjį vaiko teisių apsaugos ar socialinės paramos skyrių, surinkę atitinkamą telefono numerį po 2 šaukimo signalų, išgirs pranešimą: sveiki, jūs paskambinote į Jurbarko rajono savivaldybę. Siekdami užtikrinti paslaugų kokybę ir duomenų apsaugą, pokalbį įrašysime. Tokia paslauga buvo įdiegta siekiant sudrausminti įžūlius, dažnai neadekvačiai bendraujančius asmenis, kurie užima telefono linijas nesibaigiančiais pokalbiais, užgaulioja ir įžeidinėja darbuotojus. Tokia praktika jau ne 1 metus yra taikoma daugelyje valstybinių įstaigų bei tarnybų. Jurbarko rajono savivaldybė rajono gyventojus informuoja, kad yra įrašinėjami pokalbiai šiais savivaldybės administracijos telefonais. Jau pirmosios dienos parodė, jog ši paslauga pasiteisino. Skambučių šios telefonų numerius pastebimai sumažėjo, pokalbiai sutrumpėjo, jie tapo labiau korektiški ir konkretesni, o telefonų linijos laisvesnės, tad gyventojams nekyla problemų prisiskambinti. Sausio 22 dieną 13 val. Jurbarko kultūros centre bus rodomas legendinis Domino teatro spektaklis Striptizo ereliai. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose. Vasario 1 dieną 18 val. Daugelyje pasaulio šalių ekranizuota knyga atgims lietuviškoje versijoje, visiškai naujai ir su netikėta pabaiga. Filme 12 kėdžių susitiks 2 Lietuvos, jauna ir laisva, ir ta vis dar persmelkta sovietinės nostalgijos. Vienai jų vadovaus jaunas ryžtingas Benderis, antrai Kisa. Lietuviškoje šio filmo versijoje priešingai neįprasta, žiūrovų laukia ne tik briliantų medžioklė, kuri filmo herojus klaidins po visą Lietuvą, nuo Vilniaus iki Nidos, bet ir meilė. Filmas bus demonstruojamas vasario 1 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite: 100 dienų sporto centro direktorius Karolis Bauža, palaidos balos nebus. Taip pavadintame straipsnyje rašoma apie neseniai sporto centrui pradėjusį vadovauti naują direktorių. Sausio pabaigoje sukanka 100 dienų, kai Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui vadovauja naujas vadovas, 29 metų jurbarkietis, buvęs olimpietis, dziudo sportininkas Karolis Bauža. Mūsų laikas ta proga nusprendė jo pasiteirauti, ką jis mano apie tvarką, kurią rado savo naujajame darbe, kokius konkrečius darbus jam pavyko per 3 mėnesius nuveikti, kokių permainų imasi, ko jomis siekia, kokia yra jo kaip rajono kūno kultūros ir sporto centro vadovo vizija. Apie visą tai skaitykite šios dienos mūsų laike. Kita publikacija kviečia pasidomėti, kiek už šildymą moka jurbarkiečiai. Pastatų šildymas, kainų skirtumas 14 kartų. Taip pavadintame straipsnyje pasakojama. Vienų miesto daugiabučių gyventojai už 1 kvadratinio metro šildymą nemoka nei 20 centų, o kituose daugiabučiuose gyvenantys beveik 2 eurus, nors miesto gyventojams nustatoma vienoda šilumos kaina. Išlaidos šilumos energijai skiriasi, už šilumą mokama tiek, kiek jos suvartojama. Mūsų laiko redakcija išanalizavo, kurie Jurbarko miesto daugiabučiai už šildymą moka daugiausiai, o kurie mažiausiai. Norėdami tai sužinoti, turėsite atsiversti naujausio mūsų laiko numerio puslapius. Antrajame laikraščio puslapyje skelbiama kitą savaitę įvyksiančios savivaldybės posėdžio darbotvarkė bei pateikiama Sodros ir kitų valstybinių įstaigų informacija. 6 puslapis, kaip visad, skiriamas kriminalams bei policijos ir ugniagesių informacijai. 8 puslapyje skaitytojai ras visą šūsnį sportinių naujienų, o versdami puslapius toliau
sužinos ir naujausias kultūros naujienas, ras ateinančios savaitės televizijos programą, visą šūsnį skelbimų, horoskopus bei dar daug kitokios įdomios informacijos. O rytoj skaitytojus pasieks ir 6. šių metų šviesos numeris. Direktorė koja pakišo bendravimo stoka. Taip pavadintoje publikacijoje rašoma. Veliuonos kultūros centrą praėjusių metų pabaigoje sukrėtė skandalas. Darbuotojai susivienijo ir nuvertė direktorę. Galima būtų ir neprisiminti šios istorijos, juolab, kad buvusi direktorė atleista pačiai prašant, tačiau veliuoniškiai mano kitaip. Plačiau šią temą ieškokite naujausiame šviesos numeryje. Kitoje publikacijoje, pavadintoje į valdininkų vakarėlį tarnybiniu automobiliu, rašoma apie sausio 13 popietę Paulių bendruomenės namuose susitikusius rajono seniūnus ir rajono valdžią, savivaldybės administracijos direktorę Vidą Rekešienę bei jos pavaduotoją Viktorą Ganusauską. Kuo šis susitikimas sudomino žurnalistus, sužinosite atsivertę pirmąjį šviesos puslapį. Vidiniuose puslapiuose skaitytojų laukia šių straipsnių tęsiniai. Straipsnyje skirtame sportui sužinosite, kaip dėliojasi Jurbarko krepšinio lygos turnyrinė lentelė, bei ateinantį penktadienį, sausio 27 dieną Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatoma 2016 metų pabaigoje išleista inžinieriaus filosofijos mokslų daktaro Justino Stonio monografija Materialinės kultūros paveldas ir jo ištakos. Visas šias ir dar visą eilę kitų naujienų skaitytojai ras savaitgalio rajoninėje spaudoje. Vytautas Šiškauskas pristato net 15 naujų įspūdingų dainų. Su begaline meile kurtame albume Akimirkos. Rėmėjai dienraštis Vakaro žinios, asociacija Latga. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Netap žudiku. Vieną iš 4 eismo nelaimių sukelia vairuotojas besinaudojantis mobiliuoju telefonu.
Sutrintas kamufliažas nubėgęs 3 paros be miego, protas išėjęs, kuprinė liemenė, kiški ir brolis apkasai gilino, laikas sustojęs, kantrybės nėra, bet drąsos vis dar pilna, net kai iš dangaus artilerija sninga. Tu karys, tu daugiau nei žmogus, kai tai ką tu nuleidi, kai karas pakelsi ginklus, nes tu karys, jeigu tavo garsai visiškai sudyra, reiškia tu žinai, kas yra devinė, ir jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyrai. Ant kaklo žetonai širdį mylimoji, ar žino jinai, kad dėl jos tu kvėpuoji, pavargęs išsekęs uodų pragare, tikrovė deja ne tokia kaip kine, vaikai pagal dromo tu apkase, tu dangu šarvuoti ar kariniam laive, bet vis tiek parako dūmais persmilkę rūbai tau 1000 kartų brangiau nei geriausi kostiumai, nes tu karys, tu karys, tu karys, jeigu tavo garsai visiškai sudyra, reiškia tu žinai, kas yra devinė, jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyriai. Ir jeigu tavo garsai visiškai sudyra, reiškia tu žinai, kas yra devinė, ir jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyriai. Ir jeigu tavo garsai visiškai sudyra, reiškia tu žinai, kas yra devinė, ir jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyriai. Nes tu karys, tu karys.